Labas rytas, labas ir labas. Kviečiu Jūs pasižiūrėti dar vieną Libralures prekės ženklo filmuką. Mano vardas Hubertas ir šiandien pristatysiu Jums dar vieną masalą iš Trout serijos. Kviečiu žiūrėti. Kitas masalas, kurį šiandien noriu Jums parodyti, yra Slideworm. Tai nepaprastai universalus masalas. Jeigu ieškote masalo, su kuriuo nusipirkę vieną indėlį, galite eiti prie vandens ir pagauti praktiškai viską, tuomet Slideworm yra būtent Jums. Kodėl? Nes tai masalas, kuris nepaprastai gerai imituoja kirminus, kaip ir visa Libralures serija puikiai atkartoja gamtą, o Slideworm šioje srityje yra išskirtinis. Ir toks mažas įdomus faktas, tai vienas iš pirmųjų masalų, kurį apskritai sukūrė Libralures prekės ženklas. Na, bet čia toks nukrypimas nuo temos. Bet klausykite, svarbiausia, kad tai yra masalas, kuris puikiai tiks gaudyti upėtakius upėse arba trauterio varžybose. Be to, jis labai efektyvus gaudant ešerius. Taip pat ir baltąją žuvį. Dažnai galite pagauti lynų, karosų, taip pat karšių ar kuojų. Šis masalas yra nepaprastai universalus, kai kalbame apie tokį žvejybos būdą. Bet pereikime prie esmės. Ko galime tikėtis įsigijęs Slideworm iš Libralures? Slideworm pas mus rasite net 20 spalvų, nes tai yra Trout serijos atstovas. Trout serija, bet nepamirškite, kad jis taip pat puikiai tinka gaudyti baltąją žuvį ar ešerius. Be to, turime 4 kvapų versijas, pavyzdžiui, česnako aromatą. Taip pat turime krilio aromatą. Taip pat yra bekvapis variantas ir ko gero mėgstamiausias tarp daugumos žvejų sūrio aromatas. Nėra ko slėpti, sūris tikriausiai patinka visiems žvejams. Minėjau, kad Slideworm yra labai universali masalas. Na, pažiūrėkite patys, kaip atrodo. Tai genialus masalas, kurį, jei užmausime ant labai trumpo kabliuko, čia tikrai rekomenduojame naudoti labai trumpus kabliukus. Beje, netrukus patys pamatysite vandenyje, kaip jis elgiasi. Galėsite patys įvertinti, kaip visa tai atrodo. Naudodami čia arba lengvą čeburašką, arba paprastą džigo galvutę, kaip jau minėjau, ant labai trumpo kabliuko galėsite efektyviai žvejoti pasirinktose taškuose. Šis masalas, net ir padėtas ant dugno, atrodo labai patraukliai ir žuvys. Dažnai turėjau tokią situaciją, kai stebėdamas su poliarizuotais akiniais, padėjęs šį masalą ant dugno vietoje, kur srovė nėra per stipri, jis tiesiog stovėdavo, o upėtakis be jokių problemų jį suėsdavo. Iškart priplaukęs iš kokios nors vagos ar šešėliuotos vietos, kur atrodytų, kad jis ten yra, bet nenorėjo reaguoti į kitus masalus. Tokiai situacijai idealiausias atsakymas buvo Slideworm. O dabar, be ilgesnių kalbų, pažiūrėkite, kaip jis elgiasi vandenyje. Tikiuosi, kad Jums tai patiko. Taip pat tikiuosi, kad šį sezoną išbandysite savo jėgas žvejodami su Slideworm. Nors gali pasirodyti, kad tai gana sunki masalas, nes dažnai judesi suteikiame meškerę, iš tikrųjų tai yra labai paprasta, maloni ir suteikianti pasitenkinimą žvejybą. Tikiuosi, kad Jums patiko. Jei reikia daugiau informacijos, užsukite į www.libralures.com. Ten rasite mūsų naujausią katalogą, kuriame iš tikrųjų papasakosime viską, ką norėtumėte sužinoti apie mūsų masalus. Ten yra tiesiog viskas, pradedant galvutėmis, kurias reikia naudoti, baigiant kabliukų dydžiais, kuriuos reikia parinkti konkrečiam masalui, o taip pat išsamiai aprašyti visi mūsų masalų dydžiai. Ten taip pat rasite patarimų, kaip tinkamai jai žvejoti. Užsukite į mūsų Facebook, Instagram, TikTok, X paskyrą, o taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti ir pamėgti šį kanalą.
Mums tai bus labai malonu, o jūs kviečiu sekti kitus mūsų įrašus. Iki pasimatymų, laikykitės. Sveiki.